Giedriau, fenotipologas, aš dar prieš tą klausimą pakartodama apie kiekvienas gali būti vadovu, bet ne kiekvienas lyderiu. Kas yra tas fenotipologas? Fenotipologija tai yra metodika, kuri leidžia pagal išorinius genetinius ir įgytus požymius suprasti, koks yra biologinio objekto charakteris. Biologinio objekto tai reiškia žmogaus ar gyvūno ir supras, ką su to charakteriu daryti. Tai mes dabar sužinosime 3 šitų vadovų fenotipus. Jeigu sutinkate, tada taip, bet aš to, kas netinka, viešai nepasakoju. Ten lytinio potraukio poliariškumas, silpni nervai, savigraužos čia. Gerai, mes gerus dalykus galim kalbėti. Taip. Tai grįžtant prie klausimo apie lyderis ir vadovas, tai mano supratimu, fenotipologija žiūri taip. Yra biologinis objektas su tam tikromis charakteristikomis ir jisai tam tikrų gyvenimo momentų elgesi tam tikrų būdų, tam tikrose aplinkybėse. Tai vadovas yra technologija, kurią gali kiekvienas išmokti ir atkartoti. Pavyzdžiui, buhalteris yra technologija. Žmogus išmokęs vest buhalteriją gali vest buhalteriją, bet būti buhalterių vadovu arba vadovė reikia turėti diagnozę. Tai lyderis yra žmogus, čia fenotipologinis terminas, sugalvotas Marko Lučino, tai yra žmogus su diagnoze. Tai turi būti diagnozė vest kitus iš šviesų rytojų. Diagnozė, labai geras žodis. Aš repliką Juliaus pasakymui, kad pasirinkti vieną ar kitą ir varyti, tai fenotipologiškai yra toksai požymis, kuris sako, kad žmogus yra linkęs į ekstremą, adrenaliną, į problemų prisikūrimą. Patarimas toksai, praskaičiuokit variantus minuso ir jeigu tas minusas tenkina, tada judėkit, nes šiaip vabank tai geriau nereikia. Taip, natūralu, kad kažkurį tai įsivertinti. Yra tokių, kurie sako, varom, po to sako, ups, nebeišlipu. Tai Giedriau, vadinasi, receptų arba kažkokių principų nereikėtų ieškoti. Pakartokit klausimą, koks lyderio receptas? Taip. Tai kodėl žinojau Genuine vertimą? Dėl to, kad mano mintis buvo pagilinti temą, reikia būti autentišku, bet autentišku iš fenotipinės perspektyvos. Kiekvienas žmogus yra labai skirtingas. Vienas džentelmenas ar ten ponia, kitas chamas gali būti. Ir kiekvienas žmogus, tas, kuris linkęs jau imti vadovaujamą poziciją arba kurti verslą, jau turi tam tikrą adrenalino kiekį, norą rizikuoti. Svarbiausia, kad pataikyt į savo sritį. Jeigu esi toks paprastesnis, chamiškesnis, pasirink savo auditoriją tokių paprastesnių, chamiškesnių, galėsi savo metodais juos coachinti, judinti ir bus lengviau. Nes jeigu prisirinksi, būdamas truputėlį chamas džentelmenų, truputėlį nesutaps arba ledi. Jeigu esi superdama ponia, reikia panašių susirinkti. Aš dabar kalbu ne apie kompetencijos lygį. Kompetencija turi būti, darbingumas turi būti, visą tai identifikuojama. Bet tu turi būti autentiškas, nes paimsiu 2 istorinės figūras. Jėzus Kristus ir Čingis Chanas. Abudu lyderiai. Vienas dvasinis, kitas kraugerys. Kraugerys susirinko ne tokius pasiekėjus kaip Kristus, o tokius pagal save. Su kardais ir varė per Europą. Jėzus Kristus susirinko kitokius pasiekėjus. Tai esmė yra supras, koks aš esu kaip lyderis. Net jeigu dabar nesu lyderis, bet jeigu turiu fantazijų, kurias noriu įdėkti, pradedu susirinkinėti žmonės paskui save ir tampu lyderis, kurį po to kviečia ant scenos. Taip, Giedriau, ar jau galiu jūsų klausti apie fenotipą, ar dar galiu vieną klausimą vadovams užduoti? Klauskit. Klausti dar vadovų galiu. Aš galiu irgi šitą klausimą pakomentuoti. Galite irgi. Tai šiuo metu aš dirbu vienas, turėjau kažkada tai kelias įmonės su komandomis, tai esu turėjęs ir bankrotų įvairios patirties, bet kadangi ekstremą mėgstu, tai turėjau visko. Ir kas įdomiausia, kad aš pastaruoju metu dar dirbu kaip personalo architektas, kurių sistemas, pagal kurias turi dirbti žmonės, kad būtų rezultatas, ir jas derinu prie žmonių, nes žmonės ne robotai ir jie negali dirbti kaip robotai, yra ritmai, ciklai ten ir taip toliau. Tai, su ko aš susiduriu? Dažniausiai lietuviškieji savininkai, vadovai turi labai daug haliucinacijų ir fantazijų. Jie ten brėžia vizijas, misijas, pasakoja darbuotojams, aš šalia stoviu ir matau, kad darbuotojai galvoja truputėlį kažkur kitur ir nėra sujungimo tarp to pašnekėjimo ir debesėlio su praktiniais mechanizmais, kai tai įsidėgia ir tada žmonės mato, kad tie žodžiai veikia. Labai pas daugelį su tais, kuriais susidūręs esu vadovų, ypač lietuviškų savininkų, direktorių toj pačiai rolėje, jų žodžiai neturi galios. Jie šneka, kol naujas darbuotojas dar klauso, o po to supranta, kad atėjo pašnekėjo, šis vis tiek darysim taip, kaip reikia. Tai reikia visada turėti mechanizmų, kurie tos žodžius įgalina, jie įvyksta ir kai žmonės mato, kad vadovo pezalai duoda rezultatą, tada supranti, kad normaliai veikia. Čia, žinokit, didžiulė problema, ne vienoje įmonėje. Taip. Bet čia ar problema tame, kad vadovas daug peza, ar kad neišsipildo tai, ką jis peza? Nėra mechanizmo, kuris įgyvendina tos jo žodžius. Tiesiog nėra ir vadovai turi tokią fantaziją
su kuria susidūriau, kad jie galvoja, kad pasakiau ir visi suprato ir darys. Taip nevyksta. Taip tiesiog nevyksta. Taip, Giedriau, duodame žodį jums, ar jau dabar galim išgirsti fenotipus, nes turim kelias minutės likusias. Aštriau ar nuobodžiai? Kaip nori auditorija? Atleisit man? Aš tos, Kaip kas netinka, diskusijos pasakoju, dalyviai ir nepasakoju. sutinka. Gerai. Viešai. Gerai, Julius, jeigu aš nepasakosiu detalių, esmė pati. Jūs esate inžinierius viduje, mąstantis schematiškai, logiškai, nestandartiškai, kuris yra labai geras organizatorius ir labai geras menedžeris. Tarpe galbūt ir pardavėjas geras. Šito dalyko nežinau. Tai reiškia, kad jeigu reikia kažką logiškai, schematiškai sudėlioti, suorganizuoti, idealiausia, sakyčiau, čia jūs esate iš visų. Taip, Toma. Jūsų charakteris yra toksai sportiškai huliganiškas. Labai dažnai moteris, mergaitės paauglystėje, vaikystėje žaidžia ne su lėlėmis, o su bernais karstusi po medžius. Dėl to, jeigu jūs vakarais sėdat ant enduro ar motociklų ir lekėt, nenustepčiau. Nes yra toksai žargoniški žodžiai, patsankė huligankė, kuri dabar lėdi, apsirengusi gražiai, reprezentuoja, bet viduje vis tiek pasiutusi iki negalėjimo. Tai va, tai ką reikia daryti, tai reikia ir daryti. Ir sakyčiau, net į sceną irgi taip nešti, nes tai jūsų charizma ir autentiškumas. Taip, Tadai, atleiskit man. Visų pirma, jūs esat labai geras viduje kitų eksploatatorius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs esate konservatyvus, visų pirma, linkęs strategiškai pagalvoti daug kartų prieš spręsdamas klausimą ir dažnai būna, kad jį išsprendžia kiti, kol jūs galvojate. Ir žmonėms tokiais parametrais, kad pas jūs iš principo nėra prasmės mokytis deleguoti darbus kitiems. Jums natūraliai tai gaunasi ir kas įdomiausia, kad vadovai su tokiu fenotipu, su tokia konstitucija, dažnai sako, man reikia ten sekretorės, kad būtų ne vadovo darbas, iš principo tingiu, lakstyti dėl to ir reikia. Nes jeigu yra toks vadovas, tai dažniausiai ir už sekretorę pasidaro pats. Kodėl? Nes yra noras lakstyti. Tai dar kartelį, labiau konservatyvus, be galo pragmatiškas, viduje geras, linkęs kitus eksploatuoti, neišnaudoti, o tinkamai panaudoti talentus, resursus vardant pelno. Ir jeigu reikia gražiai prisidėti prie kitų, tokių pašnekovų, įtikinti, fantastiški duomenys tam. Tai vat. Kaip jums vertinimas? Ar vertas plojimo? Dar kartelį. Greta, palaukit, dar prie jūsų prieisim. Aš dabar norėjau paklausti, ar tarnybinė padėtis man leidžia paklausti to paties. Svarbiausia, reikia suprasti, fenotipiškai nėra nei gerų, nei blogų charakterių. Yra tiesiog charakteriai. Kas geriau, kiškis ar liūtas? Klausimas, bet suprantam, kad liūtas strese ėda kiškį, ne atvirkščiai. Kodėl nes taip nulemta? Apie jūsų charakterį. Terapijos tikslais. Išgyvensit. Kad jums būtų geriau. Pas jūs yra charakterė labai stipriai išreikštas disonansas. Naudojant fenotipologinius žodžius. Prieš mane sėdi velnių priėdusi pasiutus merga, kuri labai užsispaudusi ir uždėjus teisingą socialinę kaukę. Ir tai vargina. Ką jums reikia būtinai daryti, gal jūs tai darot, nežinau. Reikia turėti būtinai savo sceną, kur išskleistumėt sparnus, parodytumėt savo demonus ir po to normaliai grįžtumėt į darbą ir būtumėt tvarkinga ponia. Tada viskas bus gerai. Ačiū jums, vat apgaida ir baigiame diskusiją. Ačiū labai. Ačiū jums dar kartą. Ačiū. Taip, ačiū.